Labadiena. Ir vėl Remigijus Žemaitaitis. Sveiki gyvi, malonu. Ar karšta vasara jums, kaip politikui? Jeigu žiūrėsite į oro klimatinės sąlygos, tai kažkoks pakla yra, tai lyja, tai šalta, tai dar kažkas tai. O kaip politikui tai labai karšta, nes spalio mėnesį teks susigriumti su komunistiniais, KGBistiniais konservatoriais ir jų filialų socialdemokratais. Tai turėsi iš tikrųjų ką veikti. Ta vasara labai greitai praeis. Tai tas, sakyčiau, gal geriau politinis laukas yra dabar labai toks karštas jau. Taip, bet šiuo metu kaip? Jau prezidentą naują turim, premjerė lyg ir yra, vyriausybės dar nelabai. Tai pasakykit, kaip čia yra, kad tie mūsų premjerė, prezidentas ir toliau tarsi nesusisiekiantys indai? Matot, yra sudėtinga, matyt, čia aš kartais juokauju, kaip sako, ar jūs esate kitos lyties, aš sakau, esu lesbietis, dažniausiai mėgstu pajuokauti, nes moteris myliu. Tai matyt, dabartiniai tarp vyriausybės, tarp prezidento ir premjerės yra kažkas tai tokio, kad du skirtingi poliai yra. Nors reikia... Bet jie nekenčia vienas kito. Tiesiog... Jie kenčia, žiūrėkit, jie viens kitą papildo. Jie yra kaip indas papildantis. Šimonytė papildo Nausėdos rinkėjus, o Nausėda papildo Šimonytės rinkėjus. Ir žiūrėkite, yra koks labai paprastas yra dalykas. Šimonytė specialiai eina į konfrontaciją ir muštynę su prezidentu tam, kad išlaikytų savo rinkėjus. Kadangi Vilniaus geniukai jaunimas balsuoja už labai stipriai už konservatorius, jie neturi tokio didelio plataus suvokimo, kas vyksta pasaulyje ir vertinimo. Tai yra tas toks, close to the door, žinai, kaip sako, arčiau prie durų. Tai tie close to the door, tai yra jaunieji konservatoriai, kurie stovi, ką ponė Šimonytė pasakys. Jie atleidžia vagystės, jie atleidžia pedofiliją. Aš ne vienam esu sakęs, jeigu tarp konservatorių išaiškėtų, kad yra ir zoofilų, ir nekrofilų, jie vis tiek eitų sėkmingai balsuoti, nes tai yra ta politinė partija arba ta politinė jėga, kuri nesugeba atskirti pelų nuo grūdų. Tai tas konfliktas, aš manau, tarp Šimonytės ir Nausėdos, sakau, jis yra grinai, toks, čia politiškai apgalvotas. Bet kaip žmonėm atrodo? Atrodo, kad, kada premjeras net nepasveikina išrinkto prezidento. Čia yra žemos politikos kultūros lygis ir man teko praėjusią penktadienį dalyvauti prezidento inauguracijai, nes, natūralu, aš galiu sutikti, nesutikti, aš labai su daug ko nesutinku su Nausėdos vykdoma politika. Man tikrai yra daug kas nepriimtina, ne? Bet aš gerbiu instituciją. Ir jeigu žmogus pakviečia tave kaip politiką, ar partijos lyderį, ar politiko veikėją, ar akademiką, ar mokslininką, ar panašiai, tu natūraliai turi pagerbti instituciją. Nes, bet kokiu atveju mes prezidento instituciją turime vieną instituciją, prezidentas renkamas tiesiogiai skirtingai negu Latvijos. Čia nesmeninis reikalas. Čia yra nerasmeninis reikalas. Nueiti į vakarėlį prezidento. Tai aš sėkmingai Žemaitaitis, nors jis buvo mano konkurentas, ir iš visų konkurentų aš vienintelis buvau. Jeigu pastebėjote iš visos inauguracijos, aš vienintelis nuėjau, nes aš dar kartą, aš jaučiu pagarbą profesijai, aš jaučiu pagarbą tai institucijai, tiem rūmams, kitaip tai mes galim ginčytis, nes gal aš galėjau juose atsidurti, ne? Tai Šimonytės yra tokia panika ir dvaro lojikams arba dvaro ponams irgi buvo ne panika. Žiūrėkite, Nausėda nepakvietė visų šitų influencerių, nuomonių formuotojų arba kaip aš jūs vadinu, murziais, tai kurie čiau, jų nepakvietė. Ir pažiūrėkite, kokia vyko agresija. Ta pati vakarą pradėjo juodinti, kas atėjo inauguracijos, kokie žmonės. Pradėjo klijuoti etiketės, kaip jūs galite. Šeštadienį LRT, vadinama Kremliaus televizija, kaip aš ją vadinu, suorganizavo specialiai žinių radio laidoj temą dienos, man atrodo, kaip net ten vadinasi, visą valandą. Ir toj laidoj pylėsi neapykanta, koliojimas, žeminimas kitaip mąstančių žmonių. Tai dar kartą parodo, kad LRT tai yra vatnikų, kaip pasakau, Kremlinio valdoma televizija, tai yra žemos kultūros televizija ir radija, kuri nesugeba suvokti, kad tai yra institucinė prezidentinė ir tai yra, tu turi gerbti instituciją. Tai bet jau niekas nebesuvokia, nes ir ta politinė kultūra jau nauja era prasideda, jau net labas, net rankos paduot žmonės nebemato reikalo, atsuka užpakalį ir eina, viens nuo kito, tiesiog žemiau jūros lygio. Bet čia yra skatinimas smurtas ir tai yra skatinimo smurtas ir tai yra labai geras pavyzdys Amerikoje, atsiprašau. Tai mes matom, ko tai baigės. Ko ir baigės. Pažiūrėkite, kaip buvo bandymas susidoroti su manima. Lygiai taip pat ir visi šitie Šimonytės kandis, tame tarpe ir Šūra irgi siūlė su Žemaitaičiu sudoroti. Siūlė su Šimonytė sudoroti. Mane ten jis bandė į Seimą ištremti, mane ten šiokį tokį. Arūnas Valinskas pasiūlė šaudyti po vieną Lenką, pradedant nuo Valdemaro Tomaševskio. Ta kultūra jau prasideda labai toli.
Ir kadangi daugiau mažiau, tarkime, Kaunas žiūri jūsų televiziją arba Kauno apskritis, tarkim, didžioji dalis yra, tai turi ir suprasti kauniečiai, kad konservatoriai tai nėra jūsų kaip čia gynėjai arba jūsų atstovai. Jie iš jūsų visų tyčiasi. Ir paimkim tą patį Matijošaitį. Jūs galite sutikti su juo, nesutikti, galim pritarti, nepritarti. Matijošaitis irgi dalyvavo tam pačiam renginį. Ir pažiūrėkit, kokia vėl replika buvo. Krabakiaušiai ir panašiai, kaip čia gali būti, rusų atstovas. Bet tam pačiam renginį dalyvavo tai Viktorija Čmilytė Nilsen. Jos tėvas Viktoras Čmilytė Ivanovičius, KGB leitenantas, įrašytas 36 numerių į KGB sąrašą. Dalyvavo. Ne bet ko. Viktorija Čmilytė Nilsen yra nusikalstamos partijos pirmininkė, korupcijos partijos pirmininkė, nekišininkavimo partijos pirmininkė. Bet apie ją niekas neįrašė, niekas nesakė, ne? Bet vėlgi, žinai, dabar pažiūrėkite Trumpą, kur pasikėsino nušauti šitas jaunuolis. Bet Lietuvos spaudos aš mažai seku, tarkim, žiūrėjau, stebėjau Amerikos visą spaudą. Ką kalbėjo apie jį jo klasiokai, mokytojai, bičiuliai ir draugai. Užsidaręs, visą laiką iš jo buvo patyčios, jis visą laiką stovėjo nuo šaly, niekas su juo nebendravo ir panašiai ir panašiai. Tai va šita Šimonytė, kuri neturi suvokimo, kas yra šeima, neturi suvokimo, kas yra atsakomybė, neturi socialinės tokios jautros, jinai ir skatina tą neapykantą. Taigi smurtas ateina nuo Šimonytės. Ir nuo kada atėjo? Nuo atėjo, kada Landsbergis su Jakilaičiu ir su Tapinu suorganizavo piketą prie Seimo, pamenat, von Seimas lauk. Taigi buvo viskas nukreipta prieš mumis, prieš tuo metu Seimo narius, prieš valstiečius, ne. Antras buvo epizodas, kaip jie organizavo tą patį patyčio kultūrą kokią, švietimo ir sporto kultūros ministerijai, kada buvo per langus sulipę mokytojai ir išmetė ministrę, ne. Tai ta patyčių kultūra, ta cancel kultūra, ar kaip mes ją pavadintumėm, yra pas konservatorių, jinai yra žydinti, švytinti. Ir tą pačią kultūrą, būkim bėdini, bet teisingai, Jurga, tą pradėjo Dalia Grybauskaitė. Dalia Grybauskaitė buvo pirmoji, kuri pradėjo taikyti cancel kultūrą, tinkamas, netinkamas, savas, nesavas. Tai, kaip ten sako, aš esu ne vieną kartą sakęs, yra baisu yra tai, kada auka mokosi iš budelio. Tai tos aukos iš budelio ir išmoko. O tai kas toliau mūsų laukia? Kaip čia dabar viskas bus? Juk iš tikrųjų tai, gali vykti panašiai kaip Amerikoje, gali pradėti šaudyti žmonės, nes atrodo, jie net nesutaikomi. Negali suvokti, kaip bendrauti su tai žmonėm, kurie palaiko. Jie viens kito, Jurga, nepuls taip, bet jų komandos, pavyzdžiui, Šimonytės komandai, tikrai yra daug neadekvačių tenai žmonių. Tai pas jų yra to fašizmo. Ir jeigu pasiklausysite, ką Čmilytė sakė kalbą prezidento inauguracijai, tai aš taip pat pasijutau, kad kalba Hitleris suvažiavime. Tai toks tonas, toks tekstas parinktas grinai tokios fašistinės Vokietijos. Tai jie, aišku, kelia savo to zombių kovą spalio 13, spalio rinkimams ir tas yra nori. Dėl to aš ką ir kalbu, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas individas, kiekvienas visuomenės žmogus, jis turi suprasti, kokią atsakomybę neša. Aš šią visą vasarą, trečią savaitę Palangoje, prie jūros priminėjai žmonės. Kalbam, diskutuojam, keičiamės nuomonėm ir panašiai. Kas nors? Iki to mes galime, aišku. Ar turi apsaugą? Ne, tai apsaugos man nereikia, kas Dievas mano yra apsaugos, aš tikinti žmogus esu. Tai kiek jau čia lemta, tiek jau to bus lemta, žinai, tai jis ant pėsčiųjų perėjos tavęs galės nutrenkti. Bet koks yra pagrindinis tikslas? Parodyti žmonėms, kad politikas nebijo eiti žmonės, politikas nebijo bendrauti su žmonėmis ir politikas gali atsakyti į nepatogius klausimus. Bet dauguma bijo, iš vis senai užsibarikadavę. Ir tai vyksta nebe pirmas dešimtmetis. Visose savivaldybėse grotos, ten neprasiverši normaliai. Atsirado vieno langelio principas, tada užsidarė seniūnijos, tada įkūrėm bendruomenės, tada įkūrėm seniūnaičius. Žuvis puvo nuo galvos. Žuvis puvo nuo galvos, bet žuvį pradeda pūdyti žmogus. Jeigu žmogus pagavo žuvį ir ją šviežiai valgo savišyje, tai įsivaizduokim, bet mes Kauno Mariose pagavom starkį, jį pasidarai, daug citrinos, daug aliejaus dedi, šiek tiek aparelio dedi, riešutukų dedi, pipiriukų, druskytės dedi ir tu tą savišyje pradedi valgyti. Bet jeigu tu lauki, kad jinai pradės švinkti, tu daini iki to momento, kad jinai pradeda švinkti kaip ta silkė, kur yra, kur pradara indą ir kažko išvirsti Olandų, Danų, man atrodo, ar kienotinais jinai yra. Senovės romėnai laikė, geriausias padažas buvo iš pašvinkusių žuvų. Tai padažas, tai čia kaip ir kaulai išvirti. Bet dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Tai mes patys žmonės pagaunam tą žuvį, padedam ant saulės ir laukiam, kol jinai supūs.
Dabar čia ir yra atsakymas. Arba tu valgai šviežią žuvį čia ir dabar, arba tu lauki kolpus. Tai vat Kaunas, jau minu 4 kartą berods Kauną, tai Kaunas kas yra tas miestas, kuris leido pūti konservatoriams, leido tiems suskiams ateiti iš tikrųjų, nes Kaunas buvo pirmas, kuris pasitikėjo konservatorius, juos išrinko. Nes, Kaunas skaitėsi, kad mes esame elitas, mes turim jūs rinkti ir panašiai. Čia diskutuotinas klausimas, nes man atrodo, Kaunas leidžia pūti ir vieningam Kaunui ant jo galvos. Taip pat sėkmingai. Visi pūna, kas tik netingi. Jo, bet kas yra? Reiškia, žmogus, man yra Kaunas, yra vis laik fenomenas. Nes tu negyveni Kaune. Aš negyvenu, bet aš atvažiuoju pas draugų, šiaip tai džiaugiuosi senamiesčiu, džiaugiuosi žiauriai jūsų kavinukėmis, kurių vis daugina ir daugina atsiranda. Bet, žinot, ką aš su vietiniais kauniečiais, kada prieina išdrįsta prie manęs pasišnekėti, žinai. Sakau, jūs man atsakykite vieną dalyką. Kodėl per savivaldos rinkimus jūs balsuojate už vieningą Kauną, o per Seimo rinkimus jūs balsuojate už konservatorius? Nes balsai praktiškai, žinokit, atitinka balsas į balsą. Jūs pastudijuokite 2019 metų savivaldos rinkimų, 20 metais Seimo rinkimus, 23 metais savivaldos ir Europos parlamento. Balsas į balsą atitinka. Tai kodėl? Jūs man atsakykit, mėly kauniečiai, aš niekaip nesuprantu. O iš vis, kodėl Vilniečiai balsuoja už Budelį? Tai va, ką aš dabar noriu pasakyti. Ką jie turi tą sindromą? Prieš 5 metus iš Kauno vėliavą perėmė Olimpo Vilnius. Dėl ko? Tai yra jaunimas, kadangi ateina jaunimas į miestą, atvažiuoja gyventi, pavyzdžiui, iš Šilalės, iš Rietavo, bet žiūrėk, iš Klaipėdos. Universitetų irgi? Ne tam esmė. Esmė kaimo sindromas. Aš esu vieną kartą universitete paklausęs savo studentams. Pakelkite ranką, kas esate iš Vilnius. Iš 24 pakėlė 18. Kai paklausiau, kas balsavote už Šimašių ir kas balsavote už Zuoką, iš tų 18 pasakė tik 5. Sakau, tai kas už ką balsavo? Tai sako, aš Kelmėj balsavau, aš tai sako, Šilutėj balsavau. Tai ką tai reiškia, jis 2 metus pabuvęs jau Vilniuje, jisai tampa Vilnietis. Suprantat mintį? Ir kada Šimonytė irgi lygiai tokia pati atėjo nuo Žagrės. Mentalitetas Vilniečiaus yra jau... Jo, ir tas jaunimas. Suaugęs Vilnietis, jis yra labai mąstantis. Jo tu nepaimsi Vilniaus. Dėl ko Vilniaus? Nes Vilnius buvo labiausiai apgyvendintas ko? Žemaičių. Didžiausia, kaip čia pasakyti, nacija arba didžiausias žmonių populiacija buvo įvai Žemaitijos. Pokario laikų buvo labiausiai suvežta žemaičių. Bet dabar jau visai kitaip. Rusakalbių pilna ir toliau. Nuvažiavau Vilnių, neįmanoma. Rusakalbiai padarė ką? Ukrainą. Padarė Ukrainą, Baltarusiją, kada mes darėm IT slėnius panašiai. Bet jie ateina balsuoti. Bet ką aš noriu pasakyti, kad Vilnius, ir tas pats Antakalnis, balsuoja už Šimonytę. Tu sėdi ir klausi, kas jums šviečia galvoje? Tai sako, kadangi nematom kito aplinkaus kažkokio žmogaus, už kurio galėtume balsuoti, mes jį renkamės. Nes nebenori Jurgaitį politiką žmonių, dėl ko paskiau tu turi nešti atsakomybę arba dėl ko tu turi kentėti. Ne, tu būsi apdergtas, tavo šeima apdergta, tavo verslai sužlugdyti, tu iš darbų išrūkytas. Tai vienareikšmiškai. Ir žmonės tai turi vieną gyvenimą ir jie vengia eiti jau labai seniai protingi žmonės į politiką. Todėl yra naunėjimai. Pažiūrėk, kiek žinom, kas viceministrai. Ministrų mes nežinom, nebent įsėda į bandito lėktuvą. Išsiaiškinam kažką. Taip, dabar kas jie tokie, iš kur jie, ką jie veikia. Šilaliai, Tauragiai, tą prakeiktą poligoną Kasčiūnas daro. Čiagi Kasčiūnas sugalvota šitų konservatorių banditėlių sunaikinti mūsų gražiausius regioną. Ne? Bet žiūrėkit, kada buvo užvakar svarstymas Šilaliai, Tauragėje dėl poligono statymo, taigi nacistas, fašistas Kasčiūnas net važiavo. Jis atsiuntė viceministrą, kuris net nežinomas, net nesprendžia, jokių klausimų net nepriima. Tas buvo žaduvačiai. Taip, mes sėdėm ir galvojom, oho, neblogai, girdi, čia sprendžias karinio dalinio statymas ir vietoj to, kad spręs karinio dalinio statymą, atsiunčia viceministrą. Net pats ministras net važiuoja, jūs galite įsivaizduoti, net Šimonė, jeigu mes kalbam, kad tai yra prioritetas, kad tai yra labai svarbu. Ne, tai demagogija, mes žinom, jie nieko negalvoja, jie daro savo. Bet aš žinai, kaip apgauna žmonės, aš dabar paklausyk žmonės. Tame susirinkime dalyvavo vieno Seimo nario konservatoriaus padėjėja. Ir jinai imituodama, kad jinai rūpėsi Šilalė, jinai kalė ministeriją. Kai tuo momentu tas pats Seimo narys yra geriausias Kasčiūno draugas. Sabutilnikas kartu pijokauja, kartu geria. Bet jinai klausė ir kalą Kasčiūną. Dėl ko? Atidirbti metodai yra. Atidirbti metodai. Kaip apgauti visuomenę, kaip išdurinti, kaip apvailinti visuomenę. Ir aš tai dalį žmonių, kurie susirinkė, po to man sakau, taigi žiūrėkit, sakau, taigi šitagi patarėja yra šito Seimo nario. Rimtai, sakau, iš tikrųjų. O tai protingai šneka, ne? Jo, dėl ko? Todėl, kad niekas nežinojo, kad jinai yra jo patarėja, kai tu nematai, kad yra patarėja, atrodo, kad atvažiavo iš bendruomenės žmogus, kuris, protingai kalba, o realiai tai visai kitaip. Ministerijoje yra protingų žmonių? Jo, bet čia yra vėlgi, viskas, Jurga, priklauso nuo to, kaip mes visuomenė šitame procese dalyvaujame.
ar mes jame aktyviai jų veikiame, ar mes neaktyviai veikiame. Ir jeigu Europos parlamento rinkimai, aš jums pamenat, sakiau, 28% atėjo Europos parlamento rinkimus ir dabar visi piktinasi, kodėl Birutė Sugyventinį Gražulį išrinko į Europos parlamentą. Nu, todėl, kad jūs neatėjote. Jeigu būtumėte atėję jūs 50%, šiandien nei Petro nebūtų, nei Auštrevičiaus nebūtų, nei konservatorių jų nebūtų. Būtų visai kita proporcija. Nu, bet dėja, taip yra, kaip yra. Petras gyvumo gal įneš kažkiek. Žiūrėk, bet man dabar va ta neapykantos kultūra, iš tikrųjų, tai ką aš galvoju, ką jie galvoja daryti su didžiaja visuomenės dalimi, kurios jie nekenčia. Ar juos reikėtų į gulagus tos žmonės, kur kitą nori, ar geriausiai išžudyti. Ką jie galvoja daryti su tai žmonėm? Juk jie yra visi piliečiai, nesvarbu, kad jie kitokią nuomonę turi. Dabar prieš keletą dienų ar prieš savaitę viena partija buvo pripažinta, vieni politikai buvo pripažinti, kad jie papirkinėja rinkėjus ir panašiai, panašiai. Nu ir žmonės ten pakomentavo, nu, kad jūs nesąžininkai ir panašiai. Vietoj to, kad atsiprašytų ir ten mėgintų paaiškinti, kad VRK ten politikavo, nepolitikavo, tai nuėjo vakar į prokuratūrą, parašė pareiškimą, kad jie visi, kurie komentavo Facebookas internete, kad jie būtų patraukti baudžiamojo atsakomybėn. Tai čia bus jau viena byla turim, kur kiek metų trunka ta vadinama riaušių byla? Tai jau nežinau, 2 metai, 3 jau gal atrodo. Čia tiesiog nepriklausomybės byla pagrindinė, galima sakyti, ne pedofilai, ne žmogžudžiai, Kaune žmogus vidury gatvės nužudytas. Padurtas buvo. Tai bet aš noriu pasakyti. Bet kažkas, kad net nesupranti, kas ten įvyko. Kažkas stumtelėjo, kažkas pasakė. Bet to reikia, kad tave nukreiptų dėmesį nuo esminės problemos ir pereini prie kitos problemos, nes žmogus negali galvoti tai, kas vyksta iš esmės blogai. Jam reikia sukurti kažkokį tai, pliuškį ir ant to pliuškio nukreipti visą dėmesį. Gerai, bet dabar jeigu taip, sakykime, rinkimų konservatoriai ir liberalai nelaimės ir laisviečiai laimės. Jie labai bet mano galva, ką jie daro? Jie visus svarbiausius postus nepajudinamai sodina savus ir daro viską, kad nebūtų galima jų iškrapštyti. Natūralu. Tai tada bus sabotažas, net jeigu valdžia pasikeis. Bus sabotažas, tai reiškia, atėjusi valdžia turės labai stipriai keisti kai kurių įstaigų vadovus, ypatingai reikės atlikti. Ir dar įstatymus vėl keisti. Taip, vienas dalykas. Nes jie apsaugo. Jie yra, nusikalstama gauja apsaugo savo gaujos narius. Tai, pavyzdžiui, atlikus energetinį saugumą energetinėse įmonėse Lietuvoje, tai visi iki vieno energetinės įmonėse dirbantys vadovai bus, aš manau, į teisimųjų suolą pasodinti. Aš net abejonių neturiu. Aš net neturiu žinot abejonių. Todėl jie iš paskutiniųjų dabar? Būtent iš paskutiniųjų keičias valdybas, tvarkos tarybas, direktorius statos dar ką gali pasirašyti į priekį sutartis. Kai bus pakeltos kokios sutartis viešinimo, ten konsultacijos, teisinių paslaugų sutartis, kokios bus pasirašytos, arba jau yra pasirašomas, arba bus dar pasirašytos, tai tas ir bus. Pažiūrėkite, nusikalstama gauja, kaip skuba Palangos jūroje, Baltijos jūroje prastumti vėjo jėgainių parką, kad būtų iš vieno jau pasirinkta. Tiesiog reiškia, ant kiek yra norma pavogti pinigų. Arba dabar, arba niekada, tai visi supranta, laikas nelaukia. 850 milijonų bus skirta infrastruktūrai, 750 milijonų kompensacijų. Ir, pavyzdžiui, tos privatizacijos, UABas, Regitra, visur, kur nereikia dirbti ir kapsi milijonai, staiga iš valstybės tos įmonės tampa... UABais, urėdyje, tai ką aš noriu pasakyti. Bet tam laiko tiek mažai, tai dabar reikia verstis per galvą. Jie ir verčiasi, jie darys viską, kas turi būti. Čia yra 2 medalio pusės. Ar geriau Nausėda 5 ministrų nepaskirs, ar geriau jis juos palieka dirbti ir žiūrim, kas bus. Nes tas tarpuvaldis, tu puikiai supranti, kad nieks nieko nemato, visi pasirašinėja, kam reikia į priekį, kad tik šaibas gautų. Nes visi laikinėja to labiau. Atsakomybės mažiau. Vienos nacionalinės televizijos vadovės vyro įmonė dabar tikrinausi. Žinokite, kaip tik užsienio reikalų ministerijos skelbiamas konkursas viešinimo paslaugų, taip jos vyras laimi. Gabrieliaus Landsbergio ministerijai. Ir visos laimė 2-3 metam į priekį. Kaip čiuptuvai. Tai reiškia LRT, vadovė, jos aplinka, jos hebrytė visa. Toliau sėkmingai apie Landsbergį kurs idėjas, koks jis nuošaudus, kaip geras ir kaip ateis nauja valdžia, bando su juos susidoroti. O bet Landsbergiui reikia skubėti, senelis neamžinas. 3 kadenciją partijai nebevadovausi, nebeliks senelio, tai ką? Jie patys jį suės viduje. Nesuės. Žiūrėkit, viskas priklauso, aišku, kad jis suės. Jeigu jis į Briuselį neišsiteleportuos. Nausėda, jeigu būtų protingas, tai Šimonytė išteportuotų. Tada pasibaigė. Bet gali būti susitarimas, kad... Šimonytė paaukos 4 ministrus savo konservatorius ir už tai Gabrielių, kad jis jūs. Ir Nausėda ateina. Bet tiesiog reiškia, Nausėda gali laimėti tik tais 3 mėnesius.
Žmonės sakys, va, šaunuolis, jis ten atleido tos ir tos. Nu, bet paskyrė Gabrielių. Nu, bet vis tiek reikėjo paskirti. Nu, nieko nepadarysi, žinai. Tai va. Tai šitoj vietoje mes galime sužaisti, nes pažiūrėkit, net Grybauskaitė jau čia kiša trigrašį, kad jūs nepaskyrėt. Net tikrasis konservatorius Virgis Sinkevičius komisaras, net tas jau komentuoja, kad reikia Gabrielių paskirti. Nu tai akivaizdžiai matai, kad Saulius Skvernelis ir konservatoriai Liberalų sąjūdis dirbs į vieną dūdą kartu su konservatoriais. Nu, tai akivaizdu. Dar socialdemokratai, aš manau, po rinkimų gali labai stipriai pakeisti. Jo, socialdemokratai, nes pati puikiai žino, kad dalis socialdemokratų yra konservatoriai ir jie dirba su konservatoriais. Senoji socialdemokratai tikrai nenorės, kad Vilija Blinkevičiūtė dirbtų su konservatoriais. Nu tai seniai tada socdemai trenks pareiškimus, kai buvo, pamenat, su to amžinatelis Gediminu Kirkilu, Bernatoniu. Jie trenks ir jie išeis. Nu, tai va čia toks bus... Gerai, bet sakykit, va žmonės sako, nu kas nuo manęs vieno priklauso, čia dabar nieks nepriklauso. Žiūrėkit, va šiandien yra čia va keturi žmonės yra, ne, va stovė, ne? Taip. Jie dabar išeis ir bus 3 žmonės, gali 2 būti, gali 1. Bet jeigu jie 4 šičia yra ir atsitinka audra ir jie sukimba dabar tas 4 kolonas laikyti, stogo nenuneš. Bet jeigu bus vienas, stogą nuneš. Tai va, mėlėjai, kad turit suvokti vieną dalyką. Jūsų vienas balsas tai yra lemia tai, kad Lietuvos stogas būtų nenuneštas. Ir tai yra pagrindinis esminis dalykas. Nekišti galvos į smėlį. Nereikia kišti, nereikia bijoti, reikia komentuoti, reikia žiūrėti, reikia dalintis. Ir jeigu tu prijosi kažkokį sprendimą priimti, jeigu tu ten bijosi pakomentuoti, jie tiesiog tau užlips ant galvos. Bet jeigu komentuojančių bus daug, nebebus pajėgų visus susipakuoti. Jeigu jie ir paleis ten policiją, paleis virtualų politiką, viskas tvarkoj. Mes nuo to tikrai nesame saugoti. Bet jie tada gali įsigas, kad visuomenė bunda ir visuomenė kyla. Ir to yra geras labai pavyzdys, kai Makronas yra Prancūzijai pasodintas dėl rinkimų, nes visuomenė pakilo ir ne Marine Le Pen išrinko, o išrinko būtent, nu ten, sakyčiau, net šiek tiek su fašištiniais dalykais turinti žmogų, bet ten yra visiškai kairį išrinko. Bet ką tai reiškia? Makronas prapylė absoliučiai visus rinkimus. Ir dabar sako, tai kaip aš čia prapyliau, kodėl aš prapyliau, kaip čia atsitiko, ne? Tai todėl, kad žmonės pabudo, ir kaip dėl Palestinos, žiūrėkite, kas būtų išdrįsęs sekti tokiais žodžiais arba sakyti, kaip aš pasakiau apie Palestiną. Gi niekas, ne? Nu, tikrai, niekas nežino. Dabar jau pasaulio, kas 4 politikas, kas 4 prezidentas jau apie tai kalba ir 2/3 pasaulio jau sako, žiūrėkit, Izraelis tai yra blogis. Nes blogis todėl, kad ką jūs darote Palestinoje, ne dėl to, kad jie ten kariauja su Hamas, ne dėl to. Kelia klausimas, tai yra, kokią tu gausi atsaką iš palestiniečių, iš musulmonų ateityje. Čia klausimas yra ne tarp Hamaso ir Izraelio karas, čia yra karas, kokias pasiekmes bus po to. Ir šiandien dienai mes turime Ameriką, mes turime smurtą, kuri ta banga eina. Mes turėsim taip pat Vokietiją, mes turėsim Prancūziją, mes turėsim Italiją, mes jau jas turėsim. Ir nepamirškite, kad Europos parlamente nauja frakcija susiformavo, vėlgi lygiai taip pat, kuri, nu tokia, sakyčiau, centro dešinioji, net centro nacionalistinė atsiranda, kas iš esmės tai yra pavojinga. Bet iš tikrųjų tai visada Lietuvoje buvo žmonių, kurie, sakykime, kažkas atėjo ir susprogdino tą patį Jūrą Abromavičių kažkada. Bražuolės tiltas sprogdinimas, Jūras Abromavičius. Travina, šneka, o atsiranda žmonių, kurie už gryną pinigą priėmė, bėga priekį, šaukdami mes laimėsim ir gali tikrai kilti įvairiausių neramumų. Jeigu nebus tas sustabdyta, jeigu nesupras žmonės atsakomybės. Tai sakau, dėl ko žmonės jau turi, iš esmės žmonės jau dabar, va šiandien mes turime ne Liepos 16-17 dieną, jau žmogus turi dabar. Jeigu dabar žmogus nedarys, tai konservatoriai po žolinių padarys provokaciją. Ar tai mane Žemaitaitį pakiš, ar ten narkotikų pakiš, ar ten, žinai, nežinau, kokie autoįvykis organizuos, ar ten kokias kratas atliks pas manęs. Jie atliks. Tai, atsiprašau, Jurga, jie su manim tvarkysis. Jie ten sakys, kad ten koks nors, nežinau, ten mano 5 vanduo nuo Kisėliaus, ten kažkur kokia kontrabanda gal ten vežė, žinai. Ten sakys, kad kokie mergai, kokie vaikai ten užtaisė kažkas. Ten tarp mano 140 sąraše žmonių dar kažką atras. Jie ras, kaip mane pažeminti, pajuodinti, nes konservatorių pagrindinis uždavinys... Neršia jie dabar. Jie neršia, bet kadangi jie yra psichiniai ligoniai. Aš kai sakau, tai yra, aš kartais juokauju, tai yra nekrofilų partija, nes jie kapsusi tai, kas yra mirę. Tai grinai, jie tą atitinka. Ačiū. Tai ačiū Jums labai. Tai, Remigijus Žemaitaitis. Kaip sakant, šaltos Jums ateinančios vasaros, o mums šaltesnio politinio sezono. Ačiū. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.